Sveiki. Visose savo prisistatymuose kalbu, kad esu praktikė. Tikrai esu sveikatingumo praktikė pagal rytų sveikatos tausojimo filosofiją ir naudoju labai daug tai savo kasdieniniai rutinai. Šiandien noriu pasidalinti su jumis apie vieną iš grožio prietaisų, apie Silvarį. Bet prieš tai noriu pasakyti, kad kai kiekvieną rytą atsikeliam ir pasižiūrim į veidrodį ir pamatom tą moterį, pasidžiaugkim. Nusiųskim iš savo širdelės meilę tai moteriai, kurią matote veidrodyje. Nes nieko nebus, jeigu mes tos meilės savo neturėsim, nes tada mes neskirsim nė kelių minučių savo. Ir jeigu mus kažkas netenkina tame veidrodyje, tai pažadėkim savo, ką aš šiandien padarysiu dėl to, kad labiau patikčiau. Ar tai bus susijęs su sveikata, ar tai bus susijęs su apranga, ar tai bus susijęs su procedūra, kurią aš šiandien savo galiu skirti. Tai tegul taip ir būna. Na, o vienas iš tokių procedūrų, ką jūs galite skirti savo, gali būti būtent veido priežiūra su TENS prietaisu Silvaris. Kas tai yra? Tai yra veido grožiui skirtas prietaisas, kurio poveikis yra pagristas radio dažnio technologijos, raumenų elektrostimuliacijos bei ultra garso dažnio taikymu. Ir visa tai tiesiog padeda gerinti odos struktūrą, stangrinti giliuosius odos sluoksnius, didinti odos atsipalaidavimą ir mažinti senėjimo procesus. Na, mums tikrai daugeliui tai yra labai svarbu. Procedūros metu tiesiog vyksta veido odos pakilimas, tas vadinamas liftingas, yra patempimas, atjauninimas, na ir V formos veido kontūrų formavimas. Tai tikrai yra labai svarbu. Prietaisai yra 4 režimai, net 5 intensyvumo lygiai. Prietaisas yra labai paprastai naudojamas, jis yra atsparus vandeniui, po procedūros mes tiesiog pakišam po kranu, nuplaunam, nusausinam ir viskas. O pakraunamas jis yra belaidis pakrovimas yra. Na ir šiandien tiesiog noriu pasidalinti, kaip jis šiek tiek veikia ir ką mes turime padaryti. Pirmiausia, mes turime nuvalyti odą. Jeigu tai yra rytas, mes tiesiog esame su prausikliu ją nuprausę, tai viskas tvarkoja. Bet jeigu tai yra jau, sakykime, dienos metu ir